Tačiau kiek per daugiau kaip 4 mėnesius pareigūnai pasistumėjo ieškodami 2 žiauriom žmogžudystėm įtariamo Drąsiaus Kedžio? Kiek? Į šį klausimą tiesaus atsakymo nėra. Dažniausiai prokurorai tyli. Tačiau kartais nei iš šio, nei iš to pats vyriausiasis Kauno prokuroras Kęstutis Betingis ima kalbėti. Kedys slapstosi netolimam užsienyje. Tačiau paskutinį kartą Kęstutis Betingis leido savo pasakyti dar daugiau. Kedys, gyvas ir sveikas, palaiko artimus ryšius su giminaičiais. Ir tikrinam ir čia, ir artimame užsienyje, visur, ir atkrenta vienos versijos, atsiranda kitos, ir tas ratas siaurinamas, pasižiūrėsim, kiek tai užtruks, bet tas yra absoliučiai. Taip. Piketo metu ten žmonės sakė įvairių savo daug nuomonių, nepasitenkinę ir visą kitą, ir buvo pasakyta, kad Drąsius Kedys galimai bendrauja su Venstais. Na, žiniasklaidoje pamatėme, kad bendrauja ir to žodžių nebeliko galimai. Taip pat iš tikrųjų ta reikšmė pati pakito. Tai vyriausias prokuroras taip nesakė, kad tikrai bendrauja? Sakė, kad galimai bendrauja. Absoliučiai. Taip. O gal Kedžio ieškantiems pareigūnams visgi pavyko užčiuopti siūlo galą? Šis vyras, pavadinkime jį Ramūnu, įtariamasis, tačiau jis nesėdė areštinėje. Jis kažkodėl laisvėje ir pats susisiekė su Akistatos redakcija. Mane apkaltino padėjus Kedžiui nužudyti Violetą Naruševičienę, bet aš to nedariau. Tokie buvo pirmieji Ramūno žodžiai. O gal jūs iš tikrųjų padėjote Drąsiui Kedžiui? Nekiek. Niekada jis nesikreipė jūs pagalbos? Ar kažkokių savo planų neatskleidė jums? Prašė, kad sutvarkyčiau laivo starterį. Laivą? Taip. Jis turėjo laivą? Nu, tokį pramoginį. Tai va tokį ryšį musė, kad mes buvom vasarą suskambinę kokie 2-3 sykius, gal 4 sykius. Jisai prašė, kad sutvarkyta vienas į starteris, kitas į generatorius. Aš kaip suprantu šiek tiek technikų, tai aš jam dėl to ir padėjau. Tai tiek mus ir sieja, taip. Ir apie jokią žmogžudystės jis nekalbėjo? Visiškai niekada. Taip pat iš Juodkrantės kilęs Ramūnas sako labai nustebęs, kai praėjus beveik 2 mėnesiams po žudynių, į jo duris pasibeldė pareigūnai. Ne, iš pradžių jie nieko neminėjo apie ką, tai nėra dėl ko išsiveža. Paskui išsivežant prieš galą pasakė, sako, čia dėl Kedžio. Bet konkrečiai nieko nepaaiškino. Paaiškino tada, kai nusivežė vietą į policiją. Na ir ką paaiškino? Na, paaiškino, pareiškė įtarimus, davė tą lapą perskaityti, kur yra pareikšti įtarimai. Bet, sakau, kuom jūs remiatės, ar kokius turite įrodymus, dar kažką, tai sako, mes nieko negalim to pasakoti, sako, mes tam užsidarom 48 valandom ir sako, mes patikrinsim informaciją, jeigu jinai nepasitvirtins, mes tą parasim. Vyriškį sulaikė 2 paroms. Vėliau paleido jam pasirašius pasižadėjimą neišvykti. Ramūnas įtarė, kad vienintelis pareigūnų įrodymas padėjus Kedžiui nužudyti Stankūnaitės seserį yra tas, kad jis su draugu keletą kartų yra žvejojęs prie Kauno marių, netoli tos vietos, kur iš tiesų gyveno Violeta Naruševičienė. Buvo klausimas, klausė, ar aš esu buvęs prie Kauno marių, aš atsakiau, kad taip. Jie paklausė, kur gyvena Naruševičienė, ar žinau, sakau, ne, nežinau. Ir jie pasakė rajoną. Sakau, aš Kauno šis nepažįstu, sakau, net neįsivaizduoju, kur tas rajonas randas. Tada man jie paaiškino, kad tas rajonas ir yra prie Kauno marių, ta vieta. Tai jis sako, kurioje tai buvo vieta, aš sakau, buvau prie Heso, žvejojau tą vietą. Žvejojot? Taip. Tai tenai nuo tos vietos, kaip supratau, kaip jie aiškino, ten gaunasi apie 15 km iki Naruševičienės namų. Bet aš iš tenai tuo metu niekur nebuvau išvažiavęs. Ar Drąsiaus Kedžio pažįstamas Ramūnas dar vienas akligatvis? Dar vienas šūvis tamsoje? Pažiūrėsim. Šiaip ar taip Ramūnas nesuimtas. O tai reiškia, kad kriminalistams visgi pritrūko svarių įkalčių. Tačiau tuo Drąsiaus Kedžio paieškos pasirodo nesibaigė. Negalime patikėti savo ausimis išgirdę dar vieną istoriją. Ramūnas užsimena, kad jo draugą, taip pat Drąsiaus Kedžio pažįstamą Marių, mūsų teisėsaugininkai tiesiog pagrobė, užmovė maišą ant galvos, surakino antrankiais, o po to mušė, reikalaudami pasakyti, kur slepiasi Drąsius Kedys. Tai jisai sako, nu ką, sako, šustreikė, sako, nenori kalbėti, ir tada tuo metu, sako, uždėjo maišą ant galvos ir antrankius uždėjo. Ir kažkur tai nusivežė, bet sako, kiek supratau, kad aplink tą rajoną ratas sukinėjo, kad jisai maždaug nesuprastų, kur jie važiuoja. Tai jis turbūt išsigando vis dėlto? Nu, jo.
Ar gali būti, kad tas draugas padėjo Drąsiui Kedžiui iš tiesų? Niekad, be šansų. Kodėl? Na visų pirma, pas jį yra šeima, maži vaikai, jisai turi savo pastovų darbą, jis darbuojasi ir jam tikrai nėra kada su tokiais dalykais užsiminėti. Ir kiek žinau, jie iš vis paskutiniu metu, netgi gal kelis metus, iš vis netgi su jam nebendravo. Su Drąsiu. Skambiname į Londoną, kur Mariušo šeima gyvena jau 7 metus. Vyriškis pasakoja, vos išėjęs iš namų pamačiau baltą autobusiuką. Iš jo išlipęs vyriškis pakvietė mane vardu. Netrukus mane įstūmė vidun ir kaip kokiam veiksmo trileryje surakinę antrankiais ant galvos uždėjo maišą, po to ilgai vežiojo ratais, kad prarasčiau orientaciją. Pasakoja Drąsiaus Kedžio pažįstamas Marius. Ar tai jūs nebandėt kaip nors ten šokti ar kažkaip, tai jeigu supratot, kaip... Nebandžiau, aš nieko šokti, man ir uždėjo antrankius ir uždėjo maišą ant galvos. Iš karto, ar ne? Ir antrankius ir maišą ant galvos. Jo, nu tai iš kur aš ten matysiu? Neišpešę iš Kedžio pažįstamo jokios naudingos informacijos, paslaptingiai pareigūnai po kelių valandų tardymo ir grasinimų Marių paleido. Negi mūsų pareigūnai spjovė į visus įstatymus ir tarsi kokie mafijos galvažudžiai ėmėsi veikti nusikaltelių metodais, maišant galvos ir į mišką. Paklausti, kaip yra iš tiesų, nėra ko. Prokuratūros atstovė apie tokius svarbius dalykus suprantama ir vėl nieko nežino. Ar šitoje byloje yra pareikšti įtarimai kitiems asmenims? Aš tokios informacijos neturiu, asmeniškai. O ar gali būti, kad mūsų pareigūnai veikia užsienyje? Na, apklausė galimus liudytojus arba įtariamuosius. Galbūt aš tikrai tokios informacijos neturiu, jeigu taip ir buvo. Tai negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Kodėl prokurorai atsisako mums dabar komentuoti apie Drąsiaus Kedžio paieškas? Šiuo metu vyksta pasitarimas, na tiesiog yra dienotvarkė atitinkama, dėl to mums dabar negalėtų tiek pakomentuoti iš prokurorų. Ar čia prokurorai šiaip atsisako komentuoti mūsų laidai? Ne, tikrai jokių būdų nesame nusistatę prieš jūsų laidą, neturim jokių tam asmeninių kažkokių simpatijų, antisimpatijų, ne, taip nėra, tiesiog šiuo metu, tiesiog darbinė atmosfera tokie reikalai. Tuo metu Kauno miesto apylinkės teisme netrukus prasidės tikra drama. Laimutė Stankūnaitė, dabar kai jai visi įtarimai panaikinti, suskubo į teismą atsiimti savo dukters. Tačiau pirmoji prie posėdžių salės pasirodo advokatė Loreta Kraujutaitienė, kuri yra ir pono Ūso gynėja pedofilijos byloje. Pasakykit, jeigu Andrius Ūsas nekaltas, tai kodėl jam nepanaikinti visi įtarimai? Pirmieji, ne, ir man susiklausė. Jūsgi atstovaujat abu asmenis. Dabar turiu Kodėl neatsakote į tuos klausimus, kurie jums nepatogi? Tai kad jūs neatsakote į mano klausimus. Aš dabar užsiemu. Tai kodėl Ūsui nepanaikinti įtarimą, jeigu jis nekaltas? Kodėl palikti įtarimai tvirkinimui? Ir kodėl Stankūnaitė atsisakydavo susitikti su savo dukra, o dabar aš labai noriu jos globos? Jis 20 kartų nesusitiko su savo dukra, kodėl? O jums advokato etika leidžia Stankūnaitę atstovauti ir poną Ūsą, sakykit. Ar čia yra normali praktika advokatas? Tai jūs atsakysit nors vieną klausimą? Pone Kraujutaitiene. O kodėl jūs taip nusiteikusi kažkaip, nei vieną klausimą neatsakot? Aš dabar ruošiuosi bylai, gerbėmieji, duokit man susikaupti. Aš einu į posėdį, atsakingą posėdį ir man reikia truputėlį susikaupti. Ir jūs mane blaškote. Dabar šiuo metu atsakyti negaliu, dabar man reikia posėdį pasiruošti. Ir labai atsiprašau, iš tikrųjų tai yra žmoniška, man atrodo, jūs irgi ruošitės prieš rytą. Labai atsiprašau, daugiau neatsakinėsiu. Kol advokatė Loreta Kraujutaitienė ruošiasi atsakingam posėdžiui, pasirodo ir pati Laimutė Stankūnaitė, saugoma kaukėtų ir iki dantų ginkluotų pareigūnų su neperšaunama liemene. Posėdis dėl pedofilų nuskriaustos mergaitės globos uždaras. Atrodo, kad pasikalbėti su Laimute Stankūnaite taip ir nepavyks. Visgi vėliau teisėja trumpam išeina ir Stankūnaitė tampa kaip niekada šneki. Tačiau kodėl beveik 3 mėnesius nelankė savo dukters, nors galėjo susitikti su mažylė 2 kart per savaitę, taip ir nepaaiškina.
Jūs nepameskit, kad aš esu saugoma ir kad susidaryti tuos susitikimus ir reguliuoti, reikia pereiti eilę, grandinę žmonių ir nėra tai viskas paprasta, kaip jums kad atrodo. Nu, bet šiaip po to jau, kai norėdavot, tai susitikdavot, o... Kodėl 20 kartų net nesusitikot? Man irgi labai įdomu, aš čia apie 20 kartų kaip susumuoti pas jumis. O tai yra etiška, tai yra normalu, kad šitą patį advokatę gina ir poną Usą? Yra skirtingos bylos. Byla tai apie tą pačią mergaitę. Apie jūsų dukrą. O jums nėra nepatogu, kad jisai daleiskim įtariamas jūsų ten dukrelės tvirkinimo ir kad pati advokatė... Jisai netvirkino tos mergaitės. Tai kad įtariamasis, tai nereiškia, kad tvirkino. Jis įtikinus, drąsiai įtikinus, 100%. O gal, Laimute, gal jūs kažko nežinote, gal tikrai praleidote? Jūs turbūt kažko nežinote, aš nieko nepraleidau, aš puikiai žinau, kad mano mergaitės niekas netvirkino. O kodėl mergaitė pasakojo, kaip jie maudė vonėje ir vadino žalia žuvytę? Kaip? Mergaitė pasakoja, kad jie maudė vonėje ponas Usas ir vadino ją žalia žuvytę. Ir visą kitą jūs pati žinote. Kodėl jinai tai pasakoja? Interesus klausimas. Bet kodėl jinai tai pasakoja? Iš tiesų, bent jau kol kas, Laimutė Stankūnaitė turi kuo džiaugtis. Juk ji išlipo sausa iš balos. Įtarimai jai taip ir nepareikšti. O dabar iš bėdos į regis mėgina ištraukti ir poną Usą. Andrius neprievartavo mergaitės, atkakliai tvirtina Stankūnaitė. Mūsų buvo draugiški santykiai, jis man padėjo teismo bylose, atstovavo ir panašiai, bet jokių ištvirkimų ir jokių iškirpimų pas žmogų nebuvo ir nėra. O kaip jūs jam atsilyginat? Jūs galite garantuoti gerai. Todėl, kad aš pati žinau. Kaip? Jūs kartu gyvenat ar kaip? Kas? Jūs vaikas. Iš kur jūs galite garantuoti šitą žmogų? Todėl, kad dukra visą laiką buvo su manim. O jam pareikšti įtarimai tvirkinami, tai kaip čia gaunasi? Nu tai, kad pareikšti, tai aš negaliu atsakyti už kitų klausimus. Kodėl jūs atsakykite, jeigu taip gerai viską. Tai manote, kad prokuratūra čia įsigalvoja? Už pagalbą Usą kaip atsilygindavot? Spręskit patys. Paskutinis klausimas, ar teisybė, kad jūs Usui buvote parašęs įgaliojimą 2006 tvarkyti reikalus turto ten ir taip toliau? Užtenka klausimų šiandien. O kodėl jūs dabar nebeatsakote tos klausimus, kurie jums nepatogus? 2006 metais mūsų žiniomis jūs parašėte įgaliojimą Usui tvarkyti reikalus, turtinius ir kitus tenais, kad jisai turi teisę tvarkyti. Ar teisybė tai yra? Klauskite, sieną pagalvo geriau. Taigi mes jūsų klausimą. Jūs įgaliojimą parašęs, jeigu buvo parašęs. Aš manau, kad Stankūnaitė padeda Usui. Ir Usas jai lygiai taip pat padeda. Jie kaip nors, kad aš manau, jie deda visas pastangas, kad tik tai jie būtų nenuteisti. Bet jeigu dabar, tarkim, teismas grąžina dukterį Stankūnaitei, o kitas teismas pripažįsta Usą kaltu dėl tvirkinimo, tai kaip tada? Nu, tai čia iš vis logiškai nesueina galai, tai kaip be motino žinios mergaitė galėjo būti tvirkinama. Tai ir dabar įtarimai pareikšti Usui, tai jeigu įtarimai, tai reiškia prokurorai jau turi duomenų, kad dėl ko jam tie įtarimai yra pareikšti. Dėl ko Data Šileika rašo tą kaltinamą išvadą šiuo metu užsidaręs kabinete. Dėl ko rašo, tai reiškia kažkokių duomenų jau jis pats pripažįsta, kad yra. Tai kaip tada įtarimai Usui, nežinant motinai, kur vienintelis ryšys buvo tik tai per motiną, per Stankūnaitę. Stankūnaitė neigia pažinojusi ir teisėją Joną Furmanavičių. Bet paklausykite, kaip ji ima painiotis apie jį paklaustą. Ar teisybė, kad jūs, kai buvo nušautas teisėjas Furmanavičius, tą pačią dieną kalbėjote su savo seserim telefonu, praėjus valandai maždaug? Taip, aš taip pati paskambinau. Ir kad buvo kalba apie Furmanavičių teisėją? Taip, pasakiau, kad žmogus nušautas. Iš jūsų pažįstamų ratų? Jūs minėjote ir taip, kad jūsų pažįstamas ir taip toliau. Bet jūs taip sakėte, tai yra užprotokoluota ir tai yra byloje, tai yra bylos medžiaga. Jūs tą žinote, parodykit. Ir parodysim, kol Laimutė Stankūnaitė su savo ir Uso advokate Loreta Kraujutaitienė demonstratyviai aptarinėja teisės klausimus. Štai ištrauka iš Laimutės Stankūnaitės pokalbio su Violeta Naruševičiene. Seserys kalbėjosi iškart po to, kai buvo nušautas teisėjas Jonas Furmanavičius. Prisimeni, būrėja pasakė, kad šiais metais kažką nušaus iš mano pažįstamų ratų. Sesers tuomet paklausė Stankūnaitė. Ar jūs buvote pažįstamas su Jonu Furmanavičiu? Ne. Niekada jo nesate matęs? Niekada, nei kalbėjęs, nei bendravus, nei mačiusi, nieko nesuturime. Kodėl jūs savo seserį pasakėte, kad jums būrėja pasakė, kad kažką nušaus iš jūsų pažįstamų ratų, kai nušovė teisėją Furmanavičių? Marija,
Nes pažįstamų ratas, darots reiškia pažįstamų žmonių ratas. Ar jūs kokia kita prasme norėjote tai pasakyti? Artimų ratas, o ne pažįstamų.